Eurolygoje prasideda paskutinysis 10 turas. Po 9 sužaistų rungtynių Vilniaus krepšininkai vis dar išlieka neužsitvirtinę vietos savo top 16 turnyre. Paskutinioji dvikova Belgrade vilniečiams susiklostė katastrofiškai. Sostinės krepšininkai visiškai nepasipriešino vietos Partizan ekipai. Paskutiniajame 10 Eurolygos ture Vilniečių namų Siemens arenoje lauks varžovas iš Ispanijos Malagos Unicaja ekipa. Šiuo metu Unicaja klubas su 6 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais B grupės lentelėje žengia antroje vietoje ir jau yra užsitikrinę kelialapį į kitą etapą. Malagos Unicaja gretose geriausiai šį sezoną atrodo Georgios Printezis. Jis vidutiniškai pelno po 13 taškų, taip pat prideda po 6 atkovotus kamuolius. Amerikietis komandos žaidėjas Omaras Kukas taip pat įneša labai pastebimą indėlį į komandos pergalės. Žaidėjas pelno po 8 taškus, prideda po 6 rezultatyvius perdavimus ir atkovoja po 2 kamuolius. Komandos aukštūgis Joelis Freelandas aikštelėje praleidžia po beveik 22 minutės, tačiau krepšininkas per jas sugeba pelnyti po 11 taškų, taip pat prideda po 6 atkovotus kamuolius. Nors Vilniaus krepšininkams pralaimėjimas net 30 taškų skirtumų Belgrado žaidėjams buvo rekordinis, tačiau keli vilniečių krepšininkai išsiskyrė komandoje. Geriausiai sostinės klube sekėsi žaisti į tėvynę grįžusiam Bojinui Popovičiui. Žaidėjas pelnė 17 taškų, pataikydamas 3 iš 6 tritaškių, taip pat pridėjo 4 rezultatyvius perdavimus, viso surinkdamas 17 naudingumo balų. Komandos snaiperis Martynas Gecevičius neblogai atakavo, krepšininkas įmetė 11 taškų, pridėjo 4 atkovotus kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Šiek tiek kukliau sužaidė Artūras Jomantas, kuris pastaruoju metu rodo tikrai neblogą sportinę formą. Krepšininkas Belgrade surinko 11 taškų, atkovojo 4 kamuolius, tačiau suklydo net 4 kartus. Blankiai sužaidęs Donatas Zavackas buvo vienas pastebimesnių krepšininkų. Žaidėjas pelnė 10 taškų, dar sugebėjo atkovoti 2 kamuolius. Norint patekti į kitą etapą, Vilniaus Lietuvos Rytui reikia tiesiog įveikti Malagos krepšininkus. Ar pavyks Vilniaus krepšininkam įgyvendinti savo sezono tikslą ir patekti į kitą etapą, tai sužinosime šį trečiadienį. Eurolygos rungtynės tarp Vilniaus Lietuvos Ryto ir Malagos Unicaja krepšininkų jau šį trečiadienį 21 val. Varžybas gyvai galite sekti Eurobasket.lt portale.